Organizmus, kurie yra jautrūs arba atsparūs teršalams, vadiname bioindikatoriais. Bet kad organizmą galėtume vadinti bioindikatoriumi, jis turi būti ne tik atsparus ar jautrus taršai, bet taip pat jis turi atitikti 2 kriterijus. Pirma, jis turi būti gerai ištirtas. Antra, jis turi būti lengvai atpažįstamas. Kada nors atkreipėte dėmesį į klevo lapus? Jie gali lengvai pasakyti, ar ore yra sieros oksidų. Jeigu ant klevo lapo yra rudos dėmės, reiškia, kad oras yra neužterštas. Tai yra grybas, klevinis žvynokas. Rhytisma acerinum. Jis jautriai reaguoja į sieros oksidus. Dar vienas gerai žinomas bioindikatorius yra kerpės. Jos gyvena sunkiomis sąlygomis, bet jas veikia daugelis teršalų, bet labiausiai sieros ir azoto oksidai. Dirvožemis. Jo pagrindiniai bioindikatoriai yra skaidytojai. Skaidytojai kaip nematodai, sliekai, šimtakojai, dirvožemio erkės ir kiti įvairūs mikroorganizmai. O kuo daugiau jame yra skaidytojų, tuo turtingesnis yra dirvožemis. Jeigu vandens telkinyje matome upėtakį, galime drąsiai teigti, jog vanduo yra švarus. Nes šios žuvis nešvariose vandenyse negyvena. Jeigu vandenyje yra rūgščių, šarmų, metalų jonų ar kitų organinių medžiagų, vandenyje organizmai žūsta. Ne tik dėl teršalų tiesioginio poveikio, bet ir pakitusio vandens pH. Medžiagų kiekį vandens telkinyje nusako rodiklis, vadinamas biocheminis deguonies suvartojimas. Vieni iš vandens bioindikatorių yra dumbliai, Nitella conferva. kurie sparčiai nyksta dėl žmonių daromos veiklos. Jie yra įrašyti į raudonąją knygą. Bet pavyzdžiui, paprastieji žaliadumbliai puikiai auga užterštame vandenyje.